Tai va, pradedam dabar. Sveiki, sugrįžę į mano restoraną, kuriam nieko nėra. Tik labai daug darbuotojų, kurie nežino, ką daryti. Nugrynai. Ir ką aš turiu padaryti? Aš noriu padaryti savo restoraną, kuris bus pats geriausias. Viryklės pačios geriausias. Aš viską čia padarysiu. O dar šitą. Pas mus va šitų kriauklių, nebus. Va šitų kriauklių pas mus nebus. O bus tik indaplovės. Nu ja, indaplovės, kodėl aš nesukeliu pasakyti. Gerai, čia viški. Gerai, tu nori pasitreidinti? Ne, aš nenoriu pasitreidinti su tavimi. Kas čia ką tik įvyko, aš nesuprantu. Gerai, tai ką mes darykim, tai... Aš šituos padėsiu dalykus. Jo, iš šitą pusę. Na, davai, viryklės. Visa virtuvė turi būti padarytas, tik pasižiūrėkit. Jie jau turi darbo, bet dar nėra klientų. Tai man reikia pirmojo savo kliento. Aišku, čia ne pirmą, kad aš pradedu geimą. Nu, aš daug čia geiminu, bet dabar noriu viską iš naujo pradėti. Jo. Jūs tik pasižiūrėkit, kiek čia daug viryklių, jūs tik pasižiūrėkit. Ir šito man reikia. Order standą. Aš vadinsiu order standu šitą dalyką. Gerai, aš jų padėsiu va šičia, šituose vietuose. Ir dar va šičia aš jų padėsiu 1, 2, 3. Nu, viskas. Bet šiaip aš pagalvojau, mums indaplovų iš tikrųjų reikia. Mums reikia indaplovų, bet reikia... Žinote ko? Bet reikia šitų plovyklių. Nu, aš nežinau, kaip vadinas, bet reikia ir tų... Nu, šitų dalykų aš nesuprantu, kaip jie vadinas. Gerai, tai mes padėkim juos šičia. Opa. Dabar vieną padėsiu šičia. Dar vieną čia šičia padėsiu šitą daiktą. Šičia. Ir čia toks yra žalia tokia viryklė, aš nesuprantu. Žalia viryklė labai bloga, bet aš vis tiek turiu ją padėti. Va, jūs tik pasižiūrėkit, kiek jie darbo turės. Kiek darbo jie turės. Labai daug darbo turės. Ir dabar aš vidury padėsiu šiaip šitų žalių. Op. Va, dar 5 aš padėsiu. 1, 2, 3. Adomo jau užteks. 4, 5. Va, maladėt, jūs tik pasižiūrėkit. O, žaliažmogų aš dar turiu šitų juodų. O, čia jau kažką reikia kito daryti. Kur man reikia padėti tą daiktą? Pažiūrėkit, ką aš turiu. Pasižiūrėkit, kaip čia amazing. O dabar jau rimtai, čia labai amazing. Aš čia viską padėjau. Aš čia grinai viską padėjau. Aš turiu 13 augalų, kur aš juos padėsiu. Aš vieną padėsiu šičia. Padėsiu. Šičia aš padėsiu dar vieną. Šičia, kad žmonės galėtų pasigrožėti. Šičia. Ir šičia. Nu viskas, čia labai daug augalų ir čia atrodo užtenka žmonėm. Dabar ką man reikia padaryti? Dabar aš gal šičia padėsiu tokias labai geras kėdės, tokias auksinės, net jos yra auksinės yra. Jo, kodėl, kas čia vyksta? Jo, netgi auksinės šitos kėdės yra. Ir auksų pridėta. O čia tai jau bus amazing, čia bus labai gerai. Gerai, aš čia padėsiu šituos, taip pat susijančius auksų. Šiaip visai gerai čia atrodo. Jo, čia visai gerai atrodo šitos kėdės ir staliukai. Visai taip gaudas. Nu va, mūsų klientai pirmieji. Gerai, renkitės meniu, o aš tada darysiu ten viso mano, nu žinot ką.
restoraną. Gerai, aš čia du padėsiu tokius staliukus. Dar man kėdžių reikia čia biškį padėti. Op. Opa. Op. Nu, aš dar čia kėdžių aš padėjau. Nu jau va, mūsų pirmieji klientai. Ir galim, va. Ko tu nori? Kodėl šis žmogus, aš nesuprantu, ko tu grinai norėjai, aš nesuprantu. Kažkokia ten mėšlo tu norėjai. Ne, nekalbam tai. Dabar svarbiau žaist. Opa. Statom. Aš nežinau, ką aš padariau. Nu ką aš padariau, gerai. Čia taip nebus. Aš ištrinsiu šitą. Ir aš padarysiu tada va taip. Bam. Bet man šiaip kėdžių neužteks. Tai liko viena kėdė ir va viskas. Tik aš taip galiu padaryti. Nu, nieko tokio. Tada šitą padėlinsiu. Aš kitų kėdžių turiu. Čia visai gerai. Čia man visai eina su šita. Toks labai gero. Nu, sofa. Čia yra tokia sofa labai gerai. Čia gaunas taip. Čia labai gerai netgi gaunas. Labai. Tik pasižiūrėkit, kaip čia gerai gaunas. Čia labai didelė šeima susės. Arba, pavyzdžiui, svečiai ten visi. Jo. O dieve, kiek čia žmonių. O dieve. Mane toks skaičius netenkina. Man reikia biškį daugiau žmonių. Tai aš čia padėsiu šitą. Ir čia sofų padėsiu. Ir šitą palyginus jau padėjau. Va. Tai čia dar galės čia žmonės ateit. Taip, biškį mažą tokią vietą. Bet visai man čia visai eimas. Va, aš čia draugu. Tai žiūrėkit, va čia žmonės ateina. Aš šiaip visai lauksiu VIP kliento. Ja. Jis man duos labai daug pinigų. VIP klientas šiaip labai geras yra. Ir norėčiau, kuris dabar ką tik ateitų. Jo. Ir šiaip ir šitos visai tinka. Jo. Šitas stalas visai tinka prie šitų kėdyčių. Jo. Visai nes tos kėdės irgi iš aukso biškį padarys. Jo. Ir kažkam teks pasėdėti ant medinių kėdžių. Tikrai nelabai kaip, bet teks pasėdėti ant medinių kėdžių. Jo. Nu čia tai nelabai kokia vieta. Tai teleportinam į antrą mano aukštą. O diev, čia nieko nėra. Aš turiu kažko imtis. Čia nieko nėra, man reikia kažką padaryti. Ir čia bus labai daug vietų. Čia bus labai daug vietos. Tik jūs pamatysit, kiek čia vietų bus. Ne, šitą nedėtų, o šitą. Jūs pamatysit, jūs net nustebsit, kiek čia vietų bus. Tada jau supratot, jei aš statau jau stalus, o tiek stalų išstatau jau supratot, kiek čia vietų bus. Ne, o šičia aš padėsiu. Ne, jau viskas jau senai supratot, kiek čia vietų bus. Pasižiūrėkit. Jūs jau supratot, jūs tik pasižiūrėkit. O, kiek staliukų čia. Moderniausių pasaulyje. Gerai, aš padėsiu va taip. Taip. Ir aš, taip visą darysiu. Ir biški palaukit, nes čia ilgai užtruks. Jūs pasižiūrėkit, kaip man sekas. Aš apie tą kalbėjau, va tiek kėdžių bus, aš apie tą kalbėjau, va tiek vietų. O. Nu aš apie tą kalbėjau, hebra, jūs pasižiūrėkit, kiek čia dabar žmonių bus. Jūs tik pasižiūrėkit. Jūs matote, bet vis tiek reikia kažką patobulinti, bet vis tiek kažkas nelabai. Man atrodo, kažkuria man šitą vietą reikėtų patobulinti. Netgi ir labai reikėtų patobulinti. Aš čia padėsiu kėdės. Visai gerai gausis. Aš čia padėsiu kėdės. Aš čia padėsiu kėdės. Čia staliukų biškį. Nežinau, ar užteks jų.
Ir kėdžių užteks iki pačio galo. Kai tu man sutrukdėjai klientas, kai tu man sutrukdėjai. Aš vos į kitą pusę net nepadėjau. O šitas klientas man netgi labai sutrūdė. Šitas klientas. O šitas klientas. Aš iš jo atimsiu vietą. Visą klubę. Jis žiauriai blogas klientas. Visą, aš iš jo atėmiau vietą. Bet šiaip... O, mano, ką aš padariau? Kažkas dabar jau gerai. Gerai, aš padarysiu taip. Aš jau supratau, kad tų sofų užteks, tų kėdžių sofų. Jo, jų užteks. Man visai patinka tų sofos. Nu ir taip, realybėje kavinėse aš galiu čia pamiegoti ant tų sofų, pasėdėt. Labai amazing būna. Ir viskas. Pasižiūrėkit. O va, apie ką aš kalbėjau. Čia tik vienas klientas. Jūs rimtai, ir ką tu nori? Tu nori sušio. Aš tau sušio neduosiu, kažko geresnio užsisakyk. O dieve, aš jau 11 000 turiu. Man reikia parduotuvę. Ką aš galiu nusipirkti, aš nesuprantu. Tikrai ne kokį, kažką kito. Čia kokį, kas čia... Čia yra indaplovės. Gerai, kodėl ten auksinė? O ne, dar emeraldai. Čia tau ne Minecraftas ir... O, čia apie tai jau kalbu. Ne, šičia geriau nieko nėra taip. O, šičia irgi nelabai, jau kažkas ir šičia. O, 1 milijonas auksinės, ne. O, va, šitą mašiną aš nusipirksiu, va šitą. Va. Aš dabar turiu du šituos dalykus, čia žmogus gali prieiti pasibūt. Op. Įmesiu monetą ir viskas, pasiims saldainį. Jo, dar pinigų man biškį duos. Jo, čia žiauriai gera vieta. Aš čia saldainių gali gauti. Aišku, už pinigus. Jo, gerai. Aš užmiršau šičia padėti augalų biškį. Jo, bet aš ne į tą pusę padėjau. Man tik tuomet tiks va taip. Man tiks iš tikrųjų jo, va taip. Aš padarysiu šiaip va taip. Va. Aš padarysiu va taip. Čia bus labai amazing ir gerai čia bus. Jūs tik pasižiūrėkit, jūs matot? Bet čia iš karto augalai matos. Jo, reikia į 3 aukštą. Pasižiūrėkim, ko čia yra. Čia nieko nėra 3 aukšte. Nieko. Man reikia rimtai statyti. Gal geriau parduotuvę aš nueisiu. Žiūrėkit, čia aš galiu nusipirkti šitų saldainių. Galim gauti saldainius, bet man jų nereik. Gerai, ką šičia galiu gauti. Paprastai valde. Nereik man šito. O, aš nežinau, ko man reikia, aš nežinau. O, diev. Aš padarysiu pačias moderniausias šitą. Aš nusipirksiu pačias moderniausius stalus. Stalus o kėdes. Ir dar šitų. O, kiek aš dalykų nusipirkau. Viskas, jau ne. Aš nebeturiu pinigų. Aš žiauriai daug dalykų nusipirkau. Čia labai gerai atrodys. Gerai. Šičia staliukas. Ir šičia tarpas. Šičia staliukas. Ir šičia. Ir ką aš darysiu va taip. Op. Op. Jo, aš darysiu va taip. Op. Op. Va, viskas jau į 3 aukštą jau gali žmonės eiti. Ir čia bus biški kitokie dalykai, bet jie labai. Jūs neįsivaizduot, kaip kainavo va tokie dalykai, neįsivaizduojat. Pakart. VIP klientas atėjo. Pažiūrėt, ar jis 3 aukšte. Kuris yra? Einu į 1 aukštą.
Kur VIP klientas, aš tave aptarnausiu, kur VIP klientas, labas VIP klientas, aš tave noriu aptarnauti. Einam. Čia viskas moderniausia yra. Ne, tik ne į medinę, kėdė, nu prašau, tik ne į medinę. O, ten yra geresnių kėdžių, geresnių vietų, aš tau sakau. Kodėl tu šičia atsisėdai? Tai tu nori šokoladą, gaminam šokoladą. Šokoladą. Kaip klientas nori šokoladą? Aš to ir norėjau šokoladą, bet šitai moteriai atidaviau. Nepyk VIP klientas. Greičiau gaminam maistą VIP klientui nuolio. Ar reikia daugiau darbuotojų? Man iš tikrųjų reikia daugiau darbuotojų. Bet kaip jie kainuoja, aš neįsivaizduoju, kaip jie kainuoja. Jo. Dirbkit. Jam reikia valgyti. Tomai, skubėk. O dieve. Greičiau, VIP klientas juk laukia, alio. Jis nori valgyti. Tik prašau, neišeikit. O, tu nenori bandelės atsitavo. Jūs gaminkit maistą, aš nesupratau, jūs gaminat maistą ar negaminat jo? Nu, jūs negaminat jo, supratau. Kažkas, čia yra šokoladas, čia nėra šokolado. Čia. Irgi nėra šokolado. Nu, gerai, tik to. Sako, klientas bus viskas bus gerai. Pavalgykit. Nu, atsiprašau, klientas, bet jūs galėjote eiti į antrą aukštą, ten būtų daug geriau. Daug geriau ten būtų. Prašau, gaminkit maistą, kuris neišėjo. Aš kitaip jūs visus atleisiu. Ir naujus darbuotojus aš gausiu. Aš jūs atleisiu. Kodėl kažkas neša apelsiną ten? Nu, klientas, palaukit. Mano darbuotojai per daug, labai daug klientų taip pat turi. Nu, kažkas aptarnaukit greičiau VIP klientą, aš nesuprantu, jis laukia. Nu, prašau, kažkas, nu kas nors. Va, davai. Ne, aš noriu šokoladą, aš nesuprantu, ką jūs darot. Jūs vien žmonės esat, aš nesuprantu. Ne, tiesiog pinigus gaunu. Šiam 8 eurus, dolerius ir taip sakant. O dabar lėkštę turiu padėti plauti šičia. Aš nesuprantu. Kodėl VIP klientas negauna maistą? O, viskas, pagaliau. Man jūsų maistas. Vari? Kiek man pinigų duosit? Čia bus mano, prašau. Aš taip stengiaus, aš labai stengiaus. Nu, prašau, bet jis nežiūrėtų antro aukšto. Trečią aš dar turiu. YouTube. YouTube'is nuėjo mano restoraną. O, dieve. Nesvarbu tie pinigai. Svarbiau yra YouTuber. Čia aptarnausiu šios YouTuberius. Kiek tu man duosi pinigų, kiek tu man duosi? Nu, alio, aš nesu YouTuberis. Greičiau. Na, eina, kaip tu man davai. 700, nu maladės, va, apie ką aš kalbu, kokie dideli pinigai. Geras VIP klientas. Dabar kur YouTuberis? Jau YouTuberis į antrą aukštą nuėjo. Jo, jis kažko nori šičia būti. Jis kažką ten filmuoja, aš nesuprantu, jis kažką filmuoja. Bet aš nematau jo, kuris yra. Kodėl čia nieks neateina, ne, hebra. Ar šiam video jau viskas, ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki. Ne, gal ne iki, bet biški palaukit. Pasigrožėsiu biški ir jau iki.